Metų mokytojo apdovanojimas šiemet įteiktas Dianai Jarutieniai. Iš viso lopšelėje darželėje Gintarėlis dirbančiai jau 27 metus ir visa širdimi atsidavusiai logopedės darbui. Diana specializavosi ir pradinėme, ir ikimokyklinėme ugdyme, įgijo šeimos pedagogikos studijų magistrą, taip pat baigė ir dailės studijas. Todėl šiandien į savo kasdienį darbą puikiai integruoja per ilgametę patirtį sukauptas žinias. Pradėjau aš prieš mokyklinio ugdymo pedagogę. Dirbau 10 metų, ir po to atsirado tas poreikis logopedų, ar ne, ir aš pasiūlė man, ar norėtum, aišku, aš norėčiau, aš esu ta, kuri bando naujoves, ir įstojau į logopediją ir dabar jau 17 metų dirbu logopedė. Kalbėdama apie savo darbo kasdienybę šiame nedidelėme, tačiau jaukiame kabinete, Diana šypsodamasi pasakoja, kad kiekvieną atėjusį vaiką pirmiausia reikia paruošti pamokėliai. Kartais jie jaučiasi nedrąsiai, kai tenka ateiti į naują erdvę pas nepažįstamą žmogų, todėl svarbiausias tikslas yra gebėti su kiekvienu iš jų užmegzti kontaktą. Tas mokymas jis vyksta žaidžiant, ar ne? Aišku, mes siekiam savo tikslų, ar ne? Aš žinau, ir pūtimo pratimai, bet tai ir, sakykime, dėlionės visokios, ar ne, ir garso tarimo pratimai, tai jie yra įvilkti į žaidimą. Vaikas atrodo, kai jisai žaidžia, o mes siekiam tam tikrų tikslų. Tas ir yra atpildas tikriausiai, kad tu eini, ar tai laukia, ar koridoriuje, pribėga, apsikabina, pamojuoja, ir aš pamojuoju, ir taip sakau, tas yra tiesiog tas ryšys su vaikais ir tu turi jį užmegzti. Dianos kasdienybė darželėje sukasi ne tik apie prasmingą tikslą padėti vaikams pažinti garsus. Jai nestinga iniciatyvumo, organizuotumo bei kūrybos. Štai vos įėjusius į darželį vaikus pasitinka Dianos piešiniai ant sienos. Čia mokytoja įprasmino drugelių ir boružėlių grupės ugdytinius. Tokie darbeliai džiugina ne tik ją pačią kaip kūrėją, bet ir mažuosius darželio lankytojus. Čia kažkaip, žinokit, eina iš vidaus. Ir sakau, aš kaip visada galvoju, kad pedagogo, ar ne, ar tai logopedo, ar mokytojų, gali būti tas žmogus, kuris, jisai turi tą vidinį kažkokį pašaukimą, potraukį, ar ne, būti su vaikais ir mokyti juos reikia labai daug kantrybės ar neišradingumo. Diana pasakoja, jog šiandien vis dažniau tenka susidurti su vaikais turinčiais kalbos sutrikimų, todėl savo darbe ir ji pati, ir vaikų tėveliai mato didžiulę prasmę. Tai pagalba vaikams padėti išmokti tarti garsus, taisyklingai dėlioti sakinius, o labiau už viską džiugina pasiektas tikslas. Iš tikrųjų, mokytis garsus yra darbas. Ne? Mes darom tą pratimą. Skučiai, iš tikrųjų, nėra taip paprastai, atsisėdam pažaisti, ar ne? Ten dar. Ir neišeina. Ir vieną kartą tik ir jisai nustemba ir kaip čia man pavyko. Ir dar kartą į tos akytės tokios blizga ir sakau, tau pavyko, tu šaunuolis, dar kartą. Ir sakau, tas momentas, kada pasiekėm tikslą, ar ne, kad pavyko, aišku, labai smagu ir mamas matyti. Metų mokytojos apdovanojimas Dianai yra didžiulis jos darbo įvertinimas. Jo labai džiaugiasi ne tik pati mokytoja, bet ir visa darželio bendruomenė ir jo direktorė Alė Šimaitienė, kuri ir pasiūlė Dianos kandidatūrą šiam apdovanojimui. Sėkmės garantas yra tame, kad Diana labai myli vaikus ir vaikai myli Dianą. Norėčiau palinkėti Dianai išlikti optimistę. Norėčiau, kad jai ir toliau pavyktų atidaryti šito sudėtingo pasaulio duris vaikui, kad dalintume ir toliau vaikams šitą nepamatuojamą lobį. Ir turbūt paprasčiausia taip, kad tegul logopedo kabinete ir toliau skamba garsų ir žodžių gama.